Kai valstybė pradeda, sakysim, naują kelią ir į pasaulį, tavo vėliava kyla ir tavo himną groja. Tai yra kažkas, nerealaus. Last time they played was 16 years ago in Munich. Sąrašuose buvo įtraukta ir mūsų šeima. Ir paskiau į Sibirą buvo ištremti, mama irgi 9 metus tenai buvo. Pasiliko tik tai teta, mirusi tėvelis, tėvelio sesuo. Aš išėjau prie bokšto, scenoje manęs ieškoti ir nebegrįžau. Bet mes lietuviai, žinai, mes ne rusai. Ir vienintelis būdas buvo pasipriešyti. Kažką nuveikti, kažką įveikti, įrodyti, kad tu esi kitoks. Ir save blogai jaučiausi labai ilgai. Ten daug ko nematę buvo. Lede sudėti per pusę perpjauti, supranti, apelsinai, kur irgi, alio, kas čia yra. Kas buvo geriausias biznėjus spekuliantas, tai mano be abejo, tai Chomičius. Aišku, pagal mane tai geriausias buvo Chomičius. Aš manau, kad geriausias tos srities specialistas buvo Valdas Chomičius. Nežinau, visi sakė ant manęs, 100%. Pas jį buvo labai gera dėjimo technika, stačių dėjimo technika. Prisipirdavom tų džinsų, kiek ten galima buvo. Lithuania was a different kind of dream. It was very much a dream team that fulfilled the dream of a nation. You have to give a lot of credit to those players, the players that opened doors for the rest of us. We're doing something that's bigger than the game of basketball. We're doing something that's really important and it's going to make a difference. 5 minutes to go. And Marciulionis drops at the other end. Kita svajonių komanda. Po 20 metų legenda atgimsta didžiajame ekrane.